Generalinis prokuroras ragina drąsių kedį pasiduoti ir kalba apie būtinybę susigrąžinti prarastą visuomenės pasitikėjimą teisėsauga. Algimantą Valantiną kalbina Virgis Valentinavičius. Drąsius kedys tebesislapsto. Ar jūs nenorit pasinaudoti progą ir iš ekrano paraginti jį tiesiog pasiduoti teisingumui ir pabandyti paaiškinti, kodėl jisai tai turėtų padaryti? Žinoma, kiekvieną progą mes naudojamės ir tą išsakom ir mes labai tikimės visuomenės pagalbos. Aš esu tik už tai, kad teisingumą Lietuvoje vykdytų tik teismas ir niekas daugiau. Ir iš tikrųjų mums be galo svarbu yra tie motyvai. Mes šiandien kalbam, mes jau šiandien esam nuteisę kedį. Šito negalima daryti. Taip, ikiteisminis tyrimas surinkęs yra tam tikrų duomenų, kurie kalba, kad jis galėjo prisidėti ar galėjo padaryti netgi šitą nusikaltimą. Bet tai nieko būdu neleidžia teikti, kad jis yra padaręs šitą nusikaltimą. Tai bet kokiu atveju, žinoma, jo atvykimas ir išdėstymas savo tiesos, be jokios abejonės jis būtų tik į naudą. Kita vertus, kalbant, iš tikrųjų, dabar mes esam puolami ir matyti nebe pagrindo puolami, bet aš manau, kad mes turim didžiulę pamoką iš šito. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad visuomenė iš šitos situacijos, kad ir kokios tos pasiekmes skaudžios yra, jinai turėtų išeiti nugalėtoje. Kuria prasme? Iš tikrųjų, šiandien klausimas yra keliamas kaip? Pasitikiu, nepasitikiu. Bet tai yra klausimas, kuris veda į niekur. Mes turim surasti tašką, nuo kurio turim atsispirti, nes ir dabar pasigirsta balsai, kurie sako, ką jie ten ištirs, ką jie ten įsiaiškins, patys savo institucijų aiškinasi, patys savus kažką mažus nubaus. Iš tikrųjų, bet tas pasitikėjimo klausimas, jis turi būti išjudintas iš mirties taško. Aš šventai tikiu ir galvoju, kad visi reikalai turi spręstis teisme. Žinoma, jūs atsakysit, kad šiandien ir teismas neturi pasitikėjimo. O ką mes padarėm, ką mes galim padaryti, kad tas pasitikėjimas būtų? Visą Algimanto Valantino interviu žiūrėkite sekmadienį Savaitės panoramoje.